pristato specialiai Lietuvos vyrų sukurta kosmetika Aras. Yra dalykų, kuriuos privalai pamatyti. Nepraleisk 1000 km lenktynių finišo ir didžiojo koncerto, kuriame nugalėtojus sveikins garsiausios Lietuvos scenos žvaigždės. Žiūrėk šiandien nuo 7 vakaro tik per LNK. Lenktynių ledai Aurum. Čia gimsta aistra, kuria užsikrečia visi. Tiesiogiai ir per LNK Go. Renginio partneriai. Šalia manęs Deividas Jocius, komandos Barbara Bauer by Algirdai komandos narys. Deividai, koks tas lenktynių startas? Na, jis pavykęs, manau, tikrai neblogai. Po vakarykščių mūsų kažkokių tai incidentų treniruočių metu sugebėjom kvalifikaciją pavažiuoti. Na ir šiandien mano kolega Ramūnas startavęs važiuoja dabar labai sėkmingai antroje vietoje. Tikiuosi, jisai, kol man ateis laikas, taip ir davažiuos toje antroje vietoje. Po to pabandė pasikeitę, pabandysim ir toliau tokį tempą palaikyti, nes šiek tiek su Ramūnu panašiai važiuojame panašiais laikais, tai stengsimės išlaikyti šitą poziciją. Deividai, čia pragariškas karštis. Ar tai atsiliepia jums lenktynininkams? Tai ne tik mums atsiliepia, žinoma, automobilė būna apie 70 laipsnių karščio, atsiliepia taipogi padangų dilimui, be abejo variklio kaitimams ir visiems kitiems agregatams. Tai išties labai ilgos lenktynės, kurios reikalauja labai susikoncentruoti ir važiuoti vienodų tempų iki finišo. Ir reikia tai daryti ne tik vienam vairuotojui, bet visiems kitiems, kurie dar komandiniam žaidime žaidžia. Aš pamenu, kad jūsų komanda sakė, mes važiuosime 1000 km tol, kol nugalėsime. Ir dabar jūs važiuojate antri. Vis dėlto tai nėra pirma vieta. Na taip, bet dar iš tiesų yra labai daug valandų važiuoti, dar visas 9 valandas. Visi susiduria su didesnėm ar mažesnėm problemom greityje, technikoje, psichologiniam pasiruošime. Kaip bebūtų, daugelis čia lenktynininkų po metų laiko sugrįžta ir tas labai jaučiasi pirmoje valandoje. Tai tikiuosi, kad mums nereiks kovoti su nežemiškom galiom, o galėsim padaryti savo darbą iki galo. Ačiū labai. Žodis Ramūnai. Ačiū Tomai. Taigi, Barbara Bauer by Algirdai. Akvila CR1 automobilis vis dar antras, tiesa 44 sekundės. Jis atsilieka nuo lenktynių lyderio, nuo Konstantino Celkos su Radikalo SR8. Audriau, ar Akvila brangiausias automobilis čia? Aš manau, kad jisai galingiausias, ar ne? Taip, jisai galingiausias ir galbūt potencialiai greičiausias. Reiktų su Radikalu lyginti. Gal Radikalas šiek tiek trumpoj distancijoje, greitoj distancijoje galbūt geresnis. Ilgesniai distancijoje, jeigu būtų ilgesnės tiesiosios, truputį greitesni posūkiai, be abejonės būtų Akvila greičiausias automobilis. O jeigu pakalbėtumėm apie kainą, kas tada pats brangiausias? Manau, kad brangiausias šiuo metu trasoje esantis automobilis tai yra Porsche automobilis. Ir aš galiu labai paprastai paaiškinti, kodėl taip yra. Yra du būdai daryti arba turėti sportinį automobilį. Tai yra daryti iš tam tikrų agregatų, mazgų ir tverti konstrukciją ir tuo būdu prieiti prie lenktyninio automobilio, tai kaip Akvila, Radikalai ir kitos tokių konstrukcijų automobiliai, netgi siluetai. O Porsche automobilis yra pavyzdys, kaip iš serijinio automobilio yra padaromas lenktyninis automobilis. Tiesa, šitas automobilis yra padarytas gamykloje, jis kainuoja apie 120 000 eurų, naujas toks sportinis automobilis, su kuriuo važiuoti galima tiesiai į trasą ir tik į trasą. Tai yra apie 420-430. Taip, šitas automobilis dar turi papildomų šiek tiek investicijų, apie kokią 20 000, 10 000 eurų gal, kurios tai yra stabdžių patobulinimas. Tai mes kalbam apie automobilį už netoli 500 000. Taip, mes kalbam apie tokį automobilį. Bet, taigi, kaip ir minėjom, šitie automobiliai, kurie yra iš automobilio padaryti į sportinį, yra truputį brangesni, bet aišku, jų konstrukcija yra patikimi
patikimesnė, jie yra labiau uždirbti ir... Tarkim, ilgoje distancijoje geriau važiuoti tokiu automobiliu negu radikalų, tarkim, ar ne? Kaip rodo pasaulinė patirtis, nes daug pasaulyje vyksta įvairių lenktynių. Aišku, mes neliečiam Le Mano serijos, kur ten jau lenktyniauja gamykliniais... Taip, ten kosmosas. Gamykliniais bolidais, taip darytais kaip Aquila arba Radikalas. Gerai, o pakalbėkime apie Radikalą, kuris dabar pirmauja. Lenktynėse Radikalas yra 8. Jisai pirmauja, bet jis pigesnis gerokai. Taip, jis yra daug pigesnis, jis yra mono serija, tokia gana populiari pasaulyje, tai yra anglų daryti automobiliai, jie puikiai sukasi tame versle, jie turi labai daug įvairių tų radikalų modelių, todėl turi daug mono klasių, kuriuose lenktyniaujama įvairiuose varžybose. Tai kiek maždaug šitas automobilis gali kainuoti? Manau, kad kokie 70 000 eurų galbūt kainuoja naujas radikalas. Dvigubai pigiau. Taip, dvigubai pigiau. Aquila, manau, yra kažkur tame tarpe tarp Porsche ir radikalo. Kaip tu prognozuoji? Nemunas Dagilis beje kyla į 3. vietą ir jis su General Financing Porsche 911 dabar jau važiuoja prizininkų trejete. Tuo tarpu vienas iš radikalų turbūt turi kažkokių techninių problemų. Rokas Stepanovičius važiavęs visą laiką antras, dabar yra pitleinė ir 15 minučių GSR statybos komanda. Kol kas tik tai 10. O aš tuo tarpu perduodu žodį savo kolegai Tomui Langviniui, kuris kažką mums papasakos naujo. Taigi, Tomai, kas naujo trasoje? Kągi, ir toliau trasoje vyksta iš tikrųjų labai sudėtingi dalykai ir matome, kad komanda, kuri kvalifikacijoje užėmė 2. vietą, irgi susidūrė su techninėmis problemomis ir mes kviečiame Roką, kuris galės mums papasakoti, kas nutiko automobiliui. Iš tikrųjų, mačiau jo veide daug nerimo ir taip pat buvo šis lenktyninkas ir piktas. Rokai, ar galima, kas nutiko automobiliui? Kas nutiko automobiliui? Būtų nieko nenutikę, jeigu varžybose neleistų startuoti tokių kaip komandų, kaip merginų komanda su BMW M3. Jos parodė mėlyną vėliavą, pasitraukė, aš beveik jau buvau pravažiavęs ir atsitrenkė man į šoną, nustumė mane į bordiūrus. Neturiu aš komentarų. Tokiose varžybose negali dalyvauti tokie asmenys. Tai kaip tiksinti bomba, kiti sako. Taip, čia yra nesąmonė. Apie automobilį, kiek užtruks laiko remontas ir... To jau vyrai viską baigė padaryti ir važiuojam toliau. Ačiū labai, Rokai. Štai taip, susidūrė su problemomis radikalas, apie kurį aš galvojau, kad tai bus pretendentas vis dėlto į pergalę, nes tas silpnesnis radikalas galbūt netoks greitas, bet jis turėjo privažiuoti iki finišo. Audriau, pakomentuok apie šį įvykį. Taip, aš suprantu Roko susirūpinimą ir nepasitenkinimą, bet tai yra ne taurės lenktynės, tai yra ne trumpų distancijų lenktynės, tai yra ilgų distancijų lenktynės. Ir šita problema yra šitų lenktynių kaip ir palydovė visą laikę. Jeigu mes matome, kokios būna skaudžiausios, didžiausios avarijos Le Mane ar kur nors, tai yra, kai greitieji automobiliai, LMP1 automobiliai lenkia. Ir tai yra tipinė avarija. Tai yra tipinė avarija ilgų distancijų lenktynėse. Ir negali sakyti, kad ten ar tas kažkuris labai žioplas ar blogas ar ką, bet ta prasme, važiuojant neįmanoma suprognozuoti. Savo klasėje važiuoja ir kovoja dėl maždaug 4-5 vietos savo klasėje. Taip, jos lėtesnės pusę minutės už radikalą, ar ne? Taip. Bet savo klasėje jos pakankamai arti lyderių. Aš manau, kad lėti sportininkai tokiose lenktynėse ir tokioj trasoj turi būti vertinami kaip atitvaras, kaip tam tikras posūkis. Tik truputį judantis atitvaras. Tai su dar daugiau pagalvojimo, su dar daugiau prognozavimo, bet jį lenkia visi. Ir jį turi aplenkti. Aišku, galbūt kartais padaro neapgalvotą sprendimą, tada labai gaila, tada teisėjai turi bausti ir turim mokinti tuos lenktynininkus, bet šiuo atveju merginų komandoje važiavo Iveta Sloboševičiūtė, kuri važiuoja čia berods 7 kartą. Jinai tikrai labai patyrusi mergina. Aš nemanau, kad jinai nematė to automobilio. Galbūt tai yra vairuotojo klaida, galbūt dar kažkas. Supraskim, abudu yra pilni emocijų, abudu lekia ir neadekvačiai mato situaciją. Vienam atrodo taip, kitam atrodo taip. Jeigu mes dabar iškart paklaustume Ivetos, galbūt jinai pasakotų visada kitą istoriją. Taip, kad aš niekad tokiais atvejais... Kasgi atsitiko ir kaip ji mato tas įvykio aplinkybės, ar ne?
Na, kol kas lenktynėse įveikti 36 ratai, grįžkime prie lyderių. Kol kas be problemų važiuoja Konstantinas Celko, jis pirmas, užtikrintai pirmas. Pravažiavo ką tik ratą per minutę 15, per minutę 9, jis įveikė 37 ratą. Tai yra greičiausias ratas, beje, ką tik pravažiuotas lenktynėse. Ir Barbara Bauer bei Algirdai, Ramūnas Čepkauskas antras, bet jis jau atsilieka daugiau negu 40 sekundžių. Bet aš manau, kad Radikalui jau turėtų būti laikas važiuoti į degalinę. Konstantinas jau turi galvoti apie degalus. Manau, kad komanda ten puikiai skaičiuoja, labai patyrusi komanda. Aš pažįstu tą bosą, su kuriuo pradėjom kartu sportinę karjerą labai senai. Taip, kad ten tikrai viskas bus suskaičiuota ir padaryta laiku. Bet, kaip Ramūnas ir sako, jau jie turi pradėti galvoti apie kurą. Na ir kalbėkime apie lenktynininkus, kada jie gali keistis, kiek laiko jie gali važiuoti ir kiek laiko būtina ilsėtis. Valandą 10 maksimum gali važiuoti, o minimaliai ilsėtis gali valandą. Tai reiškia, tu važiuoji valandą 10. Iš principo tada galima dviese važiuoti lenktynės. Galima, bet jeigu norint, kad išnaudoti maksimaliai, kad neprarasti dėl be tikslių keitimusi, reiktų važiuoti tryse, nes tada, pavyzdžiui, jeigu viskas vyktų idealiai, va taip visada kaip važiuoji iš Kauno į Vilnių ir visada vienodai, taip galima būtų važiuoti dviem. Bet dažniausiai, ar tai saugos automobilis išvažiuoja į trasą, ar tai geltonų vėliavų ilgą fazę, ar ką. Ir tada būna jau verta keistis, bet tu dar negali, nes turi ilsėtis, ar ne? Ir tada, tu taktiškai negali groti. Taip, jeigu inžinierius turi 3 vairuotojus ir jisai išmano, ką jis daro, jis gali tikrai daug geriau sulaviruoti, turėdamas 3 vairuotojus negu 2, nes 2 labai riboja tas, jie turi sutirpti į 10 minučių, kaip lenktynių terminais vadinamas, tas yra langas toksai. Tas langas yra gana mažas, nes jeigu tu trasoj būni pusantros minutės, tai tas langas yra 10 minučių, tai tu... 7 ratai. 7 ratai, bet jeigu, pavyzdžiui, kažkoks įvykis ar kas ir labai sulėtėjęs eismas, jie galbūt važiuos 4 minutės vieną ratą ir tada jau kyla komandai panika. Arba, pavyzdžiui, staigiai po tos fazės dar negali keistis saugos automobilio fazę, nes anas vairuotojas nėra pasiruošęs. O tik vėl pasileidžia lenktynės pilnu tempu. Ar reikia 4 vairuotojo, ar tai vis dėlto nebūtina? Tai nėra būtina. 3 tai jau yra pakankamai, nes tu visada turi, kaip sakant, šviežią vairuotoją, kuris gali užimti vietą. Ačiū, Audriau. Perduodu žodį Tomui, kuris vėlgi mums papasakos kažką tai naujo, kas vyksta šiuo metu trasoje. Taigi, Tomai, kas naujo? Kągi čia iš tikrųjų labai karšta ir emocijos verda, visi pluša dirba, mėgina suremontuoti sugedusius bolidus ir aišku, kad mes visus šios įvykius kviečiame stebėti kartu. 1000 kilometrų lenktynės prasidėjo. Drama, didžiulė drama, kurioje dalyvauja patys brangiausi, patys greičiausi automobiliai, patys geriausi lenktynininkai. Jau prasidėjo ir vyks iki vakaro. 15 valandą, 16 valandą ir 17 valandą mes jūs kviečiame įsijungti Baltijos televiziją ir ten matysite taip pat mūsų siužetus, lenktynės, susipažinsite su naujausiais rezultatais. Na, o vakare 19 valandą per LNK išskirtinis, specialus, grandiosinis koncertas, kuriame mes pamatysime 69 danguje merginas Nataliją Bunkę, kuri, aš kaip suprantu, jau spėjo čia privirti košės ir mes žinoma ją pašnekinsime. Taip pat Rytis Cicinas ir daugybė kitų garsių Lietuvos atlikėjų džiugins jūs ir kvies kartu smagiai praleisti laiką. Mes liekame Palangoje 1000 kilometrų lenktynėse. Čia karšta ir smagu. Renginio partneriai